Dalykas, ką aš pastebėjau, tai jau seniai šitą dalyką pastebėjau, kad netgi valstybiniai dokumentai, jie yra pritempiami reklamai. Netgi taip gali būti. Taigi statybos techninis reglamentas, esminis dokumentas, kuris reglamentuoja, kaip turėtume daryti, kaip viskas turi būti. Ir štai jame 2005 metų statybos techninėme reglamente tiesiogiai buvo reklamuojamos dvi statybinės medžiagos. Taigi pastatų šiltinimas buvo tiesiog pateikiamas kaip įrengimas konstrukcijų su šiltinimo izoliacija, kuri yra tik iš dviejų medžiagų. Tai yra akmens vata ir polistireninis putplastis. Viskas. Ir dabar pažiūrėkit, tiesiogiai yra ištrauka iš statybos techninėme reglamente pateikto brėžinio, kur yra labai aiškiai nurodyta, kad išorė tinkuojama su sudėtinė termoizoliacinė sistema su tokio tai storio mineralinė vata. Ar ne? O tiesiogiai čia yra aiškiai parodyta mineralinė vata. Ir antras variantas su polistireniniu putplasčiu. Štai iš karto diegiamas į sąmonę, tiesiogiai į rinką diegiamos tik dvi medžiagos. Tai kur yra konkurencijos įstatymas, kad visi lygus, visi turi lygias teises ir tiesiog rinka pati turi atsirinkti. Štai iš karto yra. Tai reiškia, kad net valstybinėse struktūrose yra interesas šitų dviejų medžiagų aiškiai išreikštas ir kad šitos medžiagos dominuotų rinkoje. Tai jau sudaromos sąlygos.